Labas, kaip jau galėjai suprasti, šiandien papasakosiu apie Tesla Model 3 autopilotą mūsų keliuose. Važiuojam. Va su autopilotu. Šiek tiek palaikysiu vairą. Ir atleidžiu koją visiškai nuo akceleratoriaus ir stabdžio. Ir prie sankryžos mes sustojame. Čia, jeigu atkreipsi dėmesį, kai dega mėlynai linijos aplink kelią, reiškia, kad autopilotas įjungtas, o jei ne, tai išjungtas. Ir užsidegus žaliam, pajudėjus prieš mane esančiam automobiliui, mes irgi automatiškai pajudame. Visiškai nieko nedarau. Na ir pažiūrėsim, kas bus sankryžoje. Turėtų prašyti perimti. Taip ir buvo. Tai, na, automatiškai jau čia neišsisuks. Važiuojam čia toliau, nėra juostų, bet dvi iš esmės juostos. Normaliai taip žiūrint, tai pasirinko automobilis kairynę. Ir čia vėl atsiranda ženklinimas. Ir iš lėto va, rikiuojasi automobilis, mes jokių problemų sustojame. Ir užsidegus žaliam važiuojam savo iš lėto toliau. Toliau vėl raudonas, vėl sustoja. Užsidega žalias. Tai iš esmės visiškai nieko nedarau, nei gazą spaudžiu, tik va, karts nuo karto reikia vairą pajudinti, nes čia vat yra būtent kamerytė ir jinai žiūri, ką vairuotojas veikia. Jeigu nežiūri į kelią, tai tada daugiau meta šitą pranešimą. Ir savo autopilotas pats važiuoja toliau. Vairas suka irgi. Važiuojam pro Naujamiestį būtent dabar. Pažiūrėkime, kaip čia susidaros. Automobilis stoja, mes sustabdom automatiškai, nors greitis 50 nustatytas. Kliūtis ir sustosime. Keliui atlaisvėjus, važiuojame toliau. Na ir čia panašu, kad būtų nebestabdęs jau autopilotas, tai čia jau aš perėmiau. Full self-driving šitoj situacijai turbūt būtų sustojęs pats. Na ir tokioj vat situacijoje iš vis unavailable yra autopilotas. Nėra juostų ir negalima įjungti autopilotą, bet iš esmės čia 3 juostos. Taip jau įsivaizduojamai galima suprasti ir jis kaip ir supranta, kad čia yra 3, bet neleidžia.
Na, čia irgi neveikia, kaip ir galima tikėtis. Dar vienas be juostų kelias. Negalima. Neveikia. Bet vizualizacijos labai įdomios. Ir tas signalas iš esmės reiškia, kad mums užsidegė žalias. Tai patogu, jeigu kažkur nukreipi dėmesį į praeivius. Ar galim čia panaudoti? Ne, negalim. Nuvažiuojam va tokiu keliu. Ir matom, išsisuko jau labai plačiai. Čia pristabdė ir sudėtingai jau čia būtum išvažiavęs. Labai atskinė. Aišku, 30 tai jau čia pasibaigė turbūt zona. Prieš kalniuką nepristabdys, na aišku, čia 30 maniam. O dabar nieko nedarau. Atsukasi. Savo čia pavažiuojam. Na, keitėsi greičio ženklas. Jau galim nekad perspėti. Greičiau tai parodo. Važiuojame toliau. Vingiuotų labai keliu. Ir matom, kad vos važiuoja 30. Tai galima čia tikrai greičiau. Jau gaunasi toks eismo stabdymas truputį. Sau vėl įjungiam. Kalniukas nepristabdom. Žinau, kad čia mažas kalnas. Keičiasi greitis, curvature assist ir automatiškai pristabdom. Leidžiu pedalus. Vairo nesukinėju, tik prilaikau ir žiūrim, kas čia bus. Paspausk like, parašyk komentarą. Nu va, prisistabdo ir išsuka šiek tiek, gal ne idealiai, bet visai neblogai, sakyčiau, kaip autopilotui. Nu, užvažiavom ant linijos, man atrodo, bet čia, aišku, nepristabdys. Aš jau pristabdysiu. Važiuojam toliau. Dar vienas kelio vingis. Vėlgi 30 jau čia nebegalioja. Man patinka, kad čia parašo. Gerai viskas. Nu, aš čia perimsiu.
dabar kaip ir nežinosis, kada čia atsinaujinti jam tą greitį. Tai aš galiu laikyti greičio pedalą nuspaustą, bet jis parašys, kad tokiu atveju nestabdysiu, jeigu tu gazą spaudi. Na, tai va, toks irgi niuansas. Jau tikrai neveiks autopilotas. Dar vienas dalykas, sakykim, važiuoju autostradoj, ar kažkokiam kely su autopilotu, noriu persirikiuoti. Tai galiu persirikiuoti, bet tas autopilotas viskas, jis išsijungia. Ir kad įjungti vėl turiu įjungti. Tai toks nemalonumas truputėlį, bet jeigu turi Enhanced Autopilot, tai šitą problemą išsisprendžia. Jie tada žino. Na ir yra ten tam tikrų aftermarket sprendimų irgi, kaip sexy buttons, bet ir įdomus iš tikrųjų yra auto posūkio išjungimas, kur tu čia važiuoji. Na ir dar šiek tiek apie autopilotą, tai čia meniu net yra atskira skiltis, nes visai nemažai nustatymų apie tai. Tai AutoSteer gali šiek tiek daugiau padaryti negu paprastas Traffic Aware Cruise Control, kaip jį jungsime su vienu svirtelės paspaudimu ar dviem. Park Assist galima pas mane, kadangi dar yra su ultrasonic sensors jutikliais, tai aš juos naudoju, galima Tesla Vision, tik tai kamerų pagalba parkuotis. Kokį nustatyti greitį, leistiną maksimalų, galima dar pridėti arba atimti, sakykime, 90 kelio ženklas, o norėtum važiuoti 92 ar ten kažkokį, tai gali čia papliusuoti tiek kilometrais per valandą, tiek ir procentais. Tada jeigu viršiji greitį, koks pranešimas, gali pipsėti, gali tiesiog rodyti, galima išvis išjungti. Maksimalus greitis, kada pranešti apie collision, tai jeigu jau, sakykime, mato, kad iš priekio yra kliūtis, kada pranešti, anksti, vėlai, lane departure warning ir tam tikri dar
emergency lane departure, tai kad jeigu visiškai jau paskutinę sekundę automobilis turi manevruoti, kad išvengtų avarijos, galima tą įjungti arba išjungti. Pagreitėjimas ir kad žalias, kai užsidega, būtų garsiukas prie šviesoforo, jeigu užsižiūrėjai į praeivius, pavyzdžiui.